būti kalta ir pasakyk, kaip jautiesi iš tikrųjų, kas tave neramina. Pilnai mes turim teisę gyventi taip, kaip norim. Ir jeigu nusprendėjai daryti vienaip ar kitaip, tai nereiškia, kad tu turi jaustis kalta. Labai dažnai šitos visos problemos nusėda mūsų viduje, mūsų antroje čakroje. Ir moteris, apskritai visas kūrybinis centras yra antroje čakroje. Jeigu mes jaučiame kaltę, gėdą, mes uždarom visas savo galimybės ateiti į mūsų gyvenimą ir taip mes užkertam kelią sėkmiai, laimiai, pinigams. Jeigu džiūsta mūsų antra čakra, džiūsta viskas aplinkui, džiūsta mūsų šeima, mūsų vaikai, mūsų namai, mūsų darbai, mūsų viskas. Tai vat niekada nereikia jaustis kaltai dėl to, kad taip ar taip padariau, dėl to, kad taip ar taip pasakiau, dėl to, kad nusprendžiau taip ar kitaip. Jeigu tai padarei, reiškia taip ir turėjo būti. Tuo metu tu atrodai būtent taip ir pasirinkai tokį būdą. Ir nereikia prieš nieką teisintis, nereikia jausti gėdos ar kažko tai, jeigu tai yra tavo sprendimas. Tarp kitko jau ir Makovskė dalinosi ant savo profilio šaunuolę, tikrai mes einam iškėlę galvą ir FM World kompanija gyvuoja kuo puikiausiai, tik tiesiog yra pokyčiai, yra iššūkiai, yra kitokių dalykų. Mes esame jau daugiau negu 20 metų rinkoje ir visi tie briedai kalbos, kad galbūt kažkas tai čionais negerai, yra tiesiog dezinformacija. Ir ką noriu pasakyti, kad niekada nebūna jokių, visą laiką būna patikrinimai, ne? Ar tu tikrai labai nori tų rezultatų, ar tu tikrai esi verta pasiekti aukštesnį lygį, ar tu tikrai esi verta būti šitoje kompanijoje ir panašiai. Ir visą laiką būna tokie klausimai, kada tu turi nuspręsti, su kuo tu eisi, ką tu darysi, ką tu šnekėsi ir išlieka tik tai stipriausi, visą laiką išlieka tik tai stipriausi. Aš esu šioje kompanijoje jau beveik 17 metų ir tikrai buvo visko ir ėjom per ugnį, ir per vandenį, ir druskos ant žaizdų gavom, bet nereikia priimti visko asmeniškai. Tai aš už tai ir noriu pakalbėti apie labai svarbius dalykus, kurie paskui įtakoja mūsų sveikatą. Visi tie stresai, visos tos įtampos persiduoda ir vaikams. Ir apskritai vaikai, jeigu jie yra iki 4-6 metų, tai visos ligos, kokios yra vaikams, viskas yra iš tėvų emocijų. Ir netgi jeigu, pavyzdžiui, toks pavyzdys, kad jeigu vaikas kažką tai tėvų barnio metu išsigando kažką tai, vat būtent jisai šitą įtampą, šitą bloką nešasi per visą gyvenimą ir net sunku yra išvalyti šitą problemą, nes jisai praktiškai net neatsimena, nes jisai buvo va toks va mažuliukas ir jisai tiesiog gavo tą dozę. Tai vat pradėkim pirmiausiai rūpintis savo sveikata, pradėkim rūpintis savo dalykais, kurie įtakoja mūsų energiją, nuotaiką. Tai noriu pakalbėti apie mūsų inner balansą, kuris yra stebuklingi milteliai ir šitie stebuklingi milteliai yra tam, kad jūs po pusryčių, po pietų ir po vakarienės turėtumėte gerą savijautą, gerą virškinimą, gerą nuotaiką, visą vitaminų mineralų kompleksą. Ir šitas daiktas, jisai ne tik kad nuima skausmus, migreną, jeigu pas jūs yra stuburo skausmai, blogai miegate, jisai duoda energijos, jisai valo šlakus toksinus, jisai yra visas mikroelementų vitaminų junginys, yra ir kalcis, geležis, yra viskas subalansuota. Ir kas yra svarbiausia, kad jisai reguliuoja šarmų rūgščių pusiausvyrą. Tai reiškia, kad jeigu jūsų organizmas yra užrūgštėjęs, laiko klausimas, kada gali prasidėti onkologija. Dėl to, kad tik tai mūsų šarminiam organizme nėra terpės daugintis šitam dalykui. Tuo labiau grybeliai visi, jeigu jūsų žarnynas yra nesutvarkytas, jisai labai greitai pajaučia, kad pas jūs kažkas negerai ir labai puikiai įsikeroja. Žodžiu, mums labai reikėtų atkreipti dėmesį, ar mes valom savo organizmą. Kiek kartų per metus valote savo šaldytuvą? Aš manau, kad tikrai ne vieną kartą per metus. O kiek kartų valote per metus žarnyną, organizmą?
Labas Akvilė, fainai, kad pasidalinai, šaunuolė. Ir kas pasidalinsite šituo laivu ant savo sienos, tai bus dovanų 3 Slim Body System kokteiliukai. Tai yra prieš pusryčius, prieš pietus, prieš vakarienę. Ir jisai yra labai skanus, pasidaro toksai kiseliukas. Ir tas kiseliukas geriasi, jaučiasi sotumo jausmas, nėra alkio, yra nuimtas poreikis saldumynams. Ir tai yra organizmo tiesiog žarnyno šluota, kuris sutvarko visą mikrobiotą ir labai fainai, kai mes galime pasidalinti šiuo laivu ir kažkam tai išsiųsiu šitą Slim Body System kokteiliukus 3, labai gerai vasarą, kitaip karštą atsigerti ir pasimėgauti. Tiesiog parašykite komentarus, pasidalinau, kad matyčiau, kam reikės šitą dovanėlę siųsti. Tai va, na kągi. Ir vakar labai fainai Vytautė pasakojo per Zoomą apie vitamino B svarbą. Vitaminas B padeda sumažinti kortizolio kiekį mūsų organizme. Labas Janina, ačiū, kad pasidalinai, nes jeigu jau Janina gavo savo Slim Body System kokteiliukus, tai tikrai yra įrodymas, kad aš išsiunčiu ir Janina, parašykite į komentarus, ar jau paragavot Slim Body System kokteiliukus ir kiek jūs jų gavot, parašykite. Tai va, vitaminas B grupės vitaminai labai reikalingi ypatingai, kad sumažinti ir spazmus, raumenų skausmus, jeigu pavyzdžiui būna nervinių šaknelių uždegimas, ne, perpūti kažkur tai vat, kažką skauda, tai būtinai vitaminas B yra reikalingas ir jisai, kaip minėjau, mažina kortizolį. Ką daro kortizolis? Kortizolis mūsų organizme duoda ir pilvo pūtimą, ir mažiau svoris krenta, ir paburkimai visokie būna. Ir tarp kitko, vakar labai fainai pasakė Vytautė, kad jeigu mes miegame tik tai 6 valandas, organizmas neturi laiko išvalyti iš organizmo kortizolio. Galite įsivaizduoti. Tai jūs skaičiuokite, jeigu jūs nuėjot miegoti, pavyzdžiui, 1 valandą nakties, labai geras pavyzdys. Ir skaičiuokit, 2, 3, 4, 5, 6 ir viskas. Ir jau yra 7 ryto. Ir jeigu jums reikia keltis, jūsų net neišvalė iš organizmo kortizolio. Tai įsivaizduokit, ant kiek reikalingas B grupės vitaminas kompleksas, kad sutvarkytų šitą problemą. Ir dar kas yra labai gerai, kad jeigu pas mus norim, kad nebūtų paburkimo, norim, kad mūsų ta jaunystė grožis ilgiau išsilaikytų, tai verta eiti miegoti lygiai 10 valandą, gerai, 10:30 vėliausiai, ne? Ir tada, jeigu mes nustojam valgyti 8 valandą, mes pradedam išskirti. 8 valandą nustojam valgyti, 10:30 einam miegoti, mūsų organizmas pradeda išskirti džiaugsmo, laimės, sveikatos hormonus, jaunystės, energijos ir visą tai mes gauname dėl to, kad mes einame laiku miegoti ir nustojam valgyti laiku. Taip, aš noriu dabar įvesti B vitaminų kompleksą ir apie jį paskaityti, nes jisai tikrai yra labai geras ir aš rekomenduoju kiekvienam, nes B grupės vitaminai, jie pas mus iš organizmo pasišalina. Tai reiškia, kad mums juos reikia papildyti. Kaina jų yra 63 eurai, bet kadangi šiandieną yra labai gera diena, darau 50% nuolaidą. Tai vietoj 63 šiandieną visi, kas norite, turiu 2 paskutinius. Tai aš dabar tiesiog 63 dalinu iš 2, 31,50 plus siuntimas. Kas norite, rašykite. Ir B grupės vitaminai išsiskiria nepaprastu universalumu. Būtent todėl šis maisto papildas idealiai tinka žmonėms, kurie nori pasirūpinti savo odą ir plaukais, išsaugoti regėjimą, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Taip pat yra energijos dozė uždaryta kapsulėje. Svarbių B grupės vitaminų paros norma padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą dėl tiamino, riboflavino, niacino, biotino ir vitaminų B6 ir B12. Padeda mažinti pervargimo jausmą, kas yra labai svarbu, nuovargį dėl
riboflavino, vitamino B6, B12, niacino ir folio bei pantoteno rūgščių. Vartokite po vieną kapsulę iš ryto, užgerkite stiklinę vandens. 30 kapsulių tai reiškia mėnesio paros normą. Loreta, labas rytas. Loreta sveikina Raimondą su gražiu jubiliejumi. Aš irgi jau šiandien pasveikinau Raimondą, palinkėjau meilės, džiaugsmo, sveikatos ir visų tikslų išsipildymo. Ir labai smagu, kad mes čia šitoj kompanijoje esame kaip bendruomenė. Mes su savo klubo nariais, su savo komandos nariais kartu ir švenčiame, ir dalyvaujame, ir mokomės, ir visais kitais būdais tobulėjame. O šiandien dar mes turime papildomą 30% nuolaidą visai spa kolekcijai. Spa namuose tai yra laikas savo, pasinerkite į atpalaiduojančią ramybę savo namuose. Leiskite odai atgauti spindesį. Užsidėkite kvapnią žvakę ir sukurkite ypatingą atmosferą kupiną šilumos ir jaukumo. Tik šiandien pasirinktiems odą puoselėjantiems produktams, žvakėms ir kvapiam vaškui taikoma 30% nuolaida. Drėkinamasis kūno balsamas beta-gliukan, kuris iš alantoinų turi gydomųjų savybių, mažina įbrėžimus, drėskimus. Fontanavys tankrinamasis serumas dekoltė ir kaklo sričiai. Jisai yra labai prabangus tokiam švirkšte, ar ne, ir jisai labai mažais kiekiais veikia, jo labai daug nereikia, bet jisai labai pasiekia giluminius sluoksnius ir pamaitina, iš vidaus liftinguoja. Fontanavys šveičiamoji pėdų kaukė. Kvapiosios kūno dulksnos, kurios ypatingai tinka vasarai. Toliau mūsų kvapioji žvakė Home Ritual. Kaina jos yra 42,60, bet šiandien yra 30% nuolaida. Tai jos kaina šiandien yra 42,60, daugina 30 eurų. Tai va, prašau, galite pasidaryti spa namuose. Taip pat mūsų žvakės jos yra vardinių kvepalų aromato, tokių kaip Chanel Coco, Christian Dior ir taip toliau. Kvapusis kūno balzamas, kuris drėkina, maitina ir liftinguoja. Dušo geliai 300 ml, kurie yra kaip kreminė konsistencija, apgaubia mūsų visą kūną ir išeinam iš vonios, kaip atrodo visa vonia kvepia kvepalais. 300 ml, kaina 27 eurai, tai 30% nuolaida, galite paskaičiuoti nuo 27 eurų. Kvapusis vaškas, kuris dedasi ant žvakutės, kuri turi lėkštelę, ir po tą žvakutę uždegam ir kvepia, skleidžiasi visi namai. Paakių kremas, kuris reikalingas tam, kad nebūtų paburkimų, kad nebūtų patamsėjusių ratilų, tam, kad nebūtų čionais tiesiog ryškus toks trikampis, nes nei viena nuotrauka neužmaskuoja, aišku, gali daryti Photoshopą, bet kai žiūrite save į veidrodį, Photoshopą nepadarysite, todėl būtent paakių kremas Fontanavy Gold Regenesis reikalingas tam, kad nebūtų tų paakių patamsėjusių, paburkusių, įkritusių, nes atkreipkite dėmesį dabar į mūsų Ireną Oliver. Jai yra 67 metai ir jokių paakių nėra, pas ją yra gražus vientisas veidas, o pasižiūrėkit žmonės, kurios dar net 50 nesulaukusios, jau matosi patamsėję paakiai. Kodėl? Nes jūs nenaudojat paakių kremo. O kas jums neleidžia jo naudoti? Aš paakių kremą tai tiesiog naudoju kiekvieną vakarą, nusiprausiu veidą, pasitepu veido toniką ir pirmą, ką paimu, veido paakių kremą ir patapšnoju grynai paakius. Būtent pirmiausiai padarau šitą tvarką, nes tai yra toks reikalingas dalykas. Ir jisai atkuria švelnios odos aplink akis stangrumą, elastingumą ir glotnumą. Daugybės senėjimą stabdančių ingredientų dėka kovoja su senėjimo nuovargio požymiais, išbandyta prižiūrint oftalmologui. Kuo šis produktas ypatingas? Koloidinis auksas skaistina odą ir stimuliuoja kolageno bei elastino gamybą. Resveratrolis iš raudonųjų vynuogių pašalina laisvuosius radikalus ir apsaugo audinius nuo pažeidimų. Laisvai radikalai tai yra onkologinės visokios ląstelės.
Heksapeptidas 8 išlygina mimikos raukšlės ir veiksmingai slopina naujų atsiradimą dėl savo odą atpalaiduojančių savybių, apie ką ir kalbėjau. Tetrapeptidas 5 sumažina ratilų ir patinimų pokius matomumą. Beta-gliukanas pasižymi regeneruojančiamis priešuždegiminėmis ir antioksidacinėmis savybėmis. Avižų sėklų ekstraktas, pantenolis ir alantoinas drėkina, regeneruoja, ramina ir mažina dirginimą. Didelės ir mažos molekulinės masės hialuronų rūgštis intensyviai drėkina visus odos sluoksnius. Niacinamidas mažina šerpetojimą, gerina odos tonusą, sustiprina apsauginės barjerinės funkcijas nuo išmetamųjų dujų, nuo skraidomų lėktuvų, radiacijų, nuo visų statybinių dulkių ir panašiai. Tai va, šitas paakių kremas yra tobulas ir rekomenduoju prisižiūrėti savo paakius laiku. Taip pat yra Jutik aktyvusis paakių kremas, kurio kaina yra 142 eurai. Tai yra vos ne plastiniai operacijai prilygstantis paakių kremas. Ir jis yra dar didesnės, turtingesnės sudėties. Tai apie šitą kremą, kas norėsite, atsiųsiu asmeniškai, nes tai yra labai ypatingas, prabangus, plastinė operacijai prilygstantis kremas, kuris ir kainuoja 142 eurai, bet šiandieną mes taikome 30% nuolaidą. Taigi labai džiaugiuosi, kad turime tokias fainas akcijas, labai džiaugiuosi, kad kompanija mus lepina kiekvieną dieną vis kitais fainais dalykais. Taip pat noriu pasakyti, kad ir vitaminas C vasarą mus apsaugo iš vidaus, čia yra vitaminas C bomba, mūsų organizmas vitaminą C negamina, todėl reikėtų jį naudoti ne tik, kai jaučiat peršalimo simptomus, bet ir tada, kada norite turėti gražią odą, iš vidaus apsaugoti nuo UV spindulių. Taip pat, nepamirškite dalintis, kas dalinsitės, gausite 3 Limbody System kokteiliukus, išsuksim random, kam atiteks, tam išsiųsiu, bet į komentarus parašykite pasidalinau. Tai tiek norėjau šiandien su jumis pasidžiaugti, pasidalinti. Kviečiu visus norinčius atrodyti gražiau, jaustis sveikiau, uždirbti daugiau ir plėstis su šita kompanija per visą pasaulį. Nes mes turime galimybę registruotis ir daryti rekomendacijas, tai, kas mums patinka, tai, ką mes naudojam visiems, o visi žmonės, kurie begyventų, lietuviai yra visam pasauliu, jie gali registruotis ten, kur jie gyvena. Tai gali būti Amerika, gali būti Dubajus, gali būti Australija, gali būti UK, gali būti bet kuri pasaulio šalis, nes šiais laikais viskas yra labai paprasta. Toliau mes viską bendraujam, dirbam per internetą, per skelbimus, per informaciją, per postus, reelsus, storius. ChatGPT mums padeda sukurti ką tik nori, čia jau senas reikalas, visi šitą žino prieš metus ir naudoja. Ir tikrai šiais laikais daryti verslą, sklaidą ir iš to uždirbti yra labai paprasta. Plius mūsų kompanija yra pasaulinė ir Rimutė jau pasidalino, šaunuolė. Loreta rašo, kad Severina jau matosi jūsų taškai, laukite prekių. Aš irgi šiandien gausiu prekes, jau gavau žinutę, kad ateis mūsų užsakymas, o kadangi buvo užstrigę kažkas su DPD programėlė, todėl mums truputėlį ir vėlavo siuntos. Taip pat skambinau į ofisą, pranešė naujieną, kad Dua kremas visų pamiltas Fontanavy, kur yra serumas ir kremas viename, rūžavas ir tas baltas, ne? Irgi bus prekyboje. Aišku, ne šiandien, bet laukite naujienų. Taigi, visko galėčiau dar pasakoti daug, bet jeigu buvo naudinga, dėkite laikus, širdeles. Jeigu matote įrašą, dėkite grotažymę, rašykite įrašas. Kam reikia asmeninės konsultacijos, registruokitės. Apie viską galima pakalbėti, pasižiūrėti sąlygas, pasižiūrėti pliusus, minusus ir eikime pirmyn, bendradarbiaukime, padėkime vieni kitiems ir uždirbkime, nes kompanija moka nuo pasaulinės apyvartos, ypač kai jūs pasiekėte jau perlą, jūs gaunate 4 procentus nuo pasaulinės apyvartos kompanijos, kuri dalinasi ant visų perlinių orchidėjų tą mėnesį. Taigi,
Tiek šiandien ir kažkam tai 9 valandą išsuksiu, kam išsiųsiu šitus 3 kokteiliukus. Dalinkitės iki pat vakaro ant savo sienos, į savo grupės ir parašykite į komentarus, pasidalinau, kad žinočiau, kas dalyvauja šitam konkurse. Tai ką, gražios jums dienos ir 3 valandą visi susitinkame Zoom'e, kur kalbėsime apie mūsų NutriCode, apie mūsų tuos stebuklingus daiktus, kurie padeda atrodyti gražiau, jaustis energingesniais, miegoti kokybiškai ir taip toliau. Nes jeigu pas mus yra gera nuotaika, sveikata yra visiems reikalinga, sveikatos nenusipirksi už jokius pinigus, ją prarasti yra labai lengva, bet atstatyti jau gali prireikti labai daug pinigų. Na ir 3 valandą, jeigu nori jungtis į Zoom'ą, tai parašyk, kad noriu nuorodos, noriu į Zoom ir atsiųsiu nuorodą. 3 valandą bus vėl kitų tipsų ir naujienų. Geros dienos ir susimatome 3 valandą. Iki. Ačiū, kad pasidalinai. Ate.